Sveiki visi. Na ką, paskutinė pamoka. Šiandien nieko nemokysiu nei iš HTML, XHTML, nei iš CSS. Tiesiog noriu pašnekėti ir, parodyti pavyzdžiui, kaip visgi galima pasidaryti, nepasidaryti, bet esamą tinklapį publikuoti kažkur internete. Pirmiausia, tai mums reikia dviejų dalykų. 4 rodau. Ir tie du dalykai, jie privalo būti, kitaip, jeigu nebus jų, kitaip nieks nepamatys tiesiog mūsų to tinklapio. Kas tie du dalykai? Visų pirma yra hostingas, o visų antra domeinas. Dabar, kas pavilnių tas domeinas ir kas pavilnių tas hostingas? Aš čia jokiais būdais nereklamuoju nieko, tiesiog noriu kaip pavyzdį parodyti, kad, suprastumėte ir panašiai. Įveskime, tarkim, serverį LT. Aš naudojuosi jų paslaugomis. Hakeriai, pabandykite nulaužti. Gerai. Visų pirma, tai mums reikia nusipirkti. Aišku, tai yra mokama. Yra tokių dalykų kaip subdomeinai. Tai pavyzdžiui, pas mane yra domeinas eligius.lt. Jeigu aš naudočiau subdomeiną, tai būtų, tarkim, eligius.vineta.lt. Čia kaip pavyzdys. Kažkoks yra subdomeinas. Jie būna nemokami iš tikro, arba labai labai pigiai. Bet aš visgi patarčiau nusipirkti domeiną, jis ten, nepagilėti 30 litų visiems metams ir įsigyti normalų pavadinimą. O hostingas tai vieta, kur mes talpinsime, tarkime, mūsų tinklapį. Serveris, kaip sakant, jis stovės ne pas mumis, jis stovės kažkur tai ten serverinuose ir tiesiog mes prie jo prisijungsime ir kilnosime savo failus, savo tinklapį, redagosime ir taip toliau. Kaip tai viskas atrodytų. Tai pirmiausia, kaip pavyzdį parodysiu. Yra, tarkime, 4 planai, ir priklauso nuo jūsų, ko jums reikia. Duomenų srautas, čia greičiau ar lėčiau, kiek vietos serveryje reikia. Jeigu tai yra tiesiog asmeninis tinklapis, manau, mini užtenka. Aišku, asmeninis čia rašo, bet realiai galima ir su mini išsiversti. Mini realiai, sakyčiau, toks daugiau reklaminis tinklapis, jeigu yra. Asmeninis tinklapis, tebūnė, tai būna asmeninis. Universalus ir verslui, čia jau su daugiau vietos ir spartesnių internetų, žinoma. Ir kainos taip pat. Kaina, čia už mėnesį yra. Vieta mokama už mėnesį ir, tarkime, tas mini būtų 4 litai, tik tais asmeninis 9 litai kiekvieną mėnesį. Tai nėra labai daug, sakyčiau. Aišku, jeigu turite savo serverį, tai jums dar didesnis pliusas, tik tiek, kad elektra ryja iš jūsų. O domeinai, kas tie domeinai? Domeinai, tai yra tiesiog .lt, .eu, .com, .net.org ir visa kita. Kaip matote, irgi nėra didelės sumos. Aišku, .mob ir .tel yra didesni. Daugiau kainuoja, bet jie nelabai yra populiarūs. Ir dar vieną dalyką norėčiau pasakyti. Jeigu jūs kuriate lietuvišką tinklapį lietuviams ir, jį realiai naudosite tik Lietuvoje, tai paturiu pirkti LT, nepirkti com, net ir panašiai, nes bet kokiu atveju, jeigu yra ateis kažkoks užsienietis, nieko nesupras tam tinklapį. Bet jeigu jūs darote kažkokį tai, žaidimų tinklapį, reklaminį banką, kas bus ne vien lietuvių kalba, tarkim, bet ir užsienio kalbomis, tai paturiu naudoti tada populiariausius com, net.org arba dabar labai smarkiai populiarėjantį EU, europinį. Europos Sąjungos. Tai štai ir viskas. Nusipirkite vieną, kitą, prisijungite ir naudojatės. Aš parodysiu, kaip, tarkime, tai turėtų atrodyti. Būtent šitam serverį.lt tinklapyje reiks po serverio valdymas. Įvesti savo tinklapį. Spausti, nukreipti. Aš nerodau kitos informacijos, nes ten labai daug mano IP adresų ir visa kito informacija, kuri yra konfidenciali. Tai ką noriu parodyti, tai spaudžiam tiesiog FTP talpinimas per naršyklę.
išmes prisiregistravimo, kaip sakant, langą, įveskite savo loginą ir passwordą. Na ir prisijungus, žinoma, reikėtų eiti į public HTML, na, į tą direktoriją. Ir čia tiesiog į tą direktoriją iš karto galima kelti, ką mes norime. Ir būtent įvedus mūsų domeino pavadinimą, kaip kad eligius.lt, ir pradės publikuoti mūsų tinklapį. Jeigu gerai atsimenate, kaip sakiau, titulinis pas pagrindinis tinklapis turi būti būtinai pavadinimu index.html ir ne kitoks, o visi kiti jau pagal savo, tarkim, skonį galite pavadinti. Ir viskas, ir čia viskas valdoma. Tokie dalykai kaip įkelti failą, parsisiųsti failą, jeigu norime jį redaguoti, sukurti naują direktoriją, pervadinti, nukopijuoti, kažkur tai perkelti ar net ištrinti. Baigę darbą, būtinai išsiloginkite, kad, na, nebūtų prisijungimas, nors serveriai po kažkiek laiko automatiškai išlogina. Tai vat, ką aš norėjau pasakyti, kad tai yra labai paprasta, sumokate keletą litų ir turite ir galite naudotis. Dar vienas dalykas, kodėl aš su kepurė, todėl kad šiandien kažkaip ypatingai šaltoka. Na, ne tai, kad ypatingai, bet pačiam nešalta, bet toks krečia biškį šurpuliukai, tai nežinau, gal temperatūros turiu ar kažkas tokio. Tai va, hebra, ačiū, kad buvote visus metus su mumis. Su manim. Tikiuosi išmokote pakankamai, nes jeigu žiūrėjote visas pamokas ir bandėte atkartoti, tai manau dabar galite drąsiai susikurti tinklapį. Ir trečiame sezone pradėsime JavaScriptą. Na, JavaScriptas kažkom bus panašus į Free Pascalį, kurį mes mokėmėmės pirmame sezone. Taigi, turbūt tiek. Geros vasaros, atlikite visus darbus iki jos, kad galėtumėt pailsėti ir susitiksime kitą rudenį. Ate! Daugiau informacijos rasite mano tinklapyje.